Važiuojam. Saulytė šviečia, faina, gražu. O aš į Kauną savo minu. Eilėraštukus savo kuriu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai važiuoju į Kauną, vežu pilno bagažinę alaus. Į Vingių, Dubingių ir alaus kromą. Kas ten lankotės perkat, tai reikalaukit naujienų. Labai daug pasiėmė naujienų, tai turėsit. Vingių, Dubingių daugiausia nealkoholinio pasiėmė daug. Tikrai net daug. Tai turėsite skanaus daug nealkoholinio alaus. O rytoj planuoju važiuoti dar į barus savo išvežtalų savaitį. Ir trečiadienį išskrendu. Skrendu į, norėjau sakyti vėl, Varšuvos vidaus konferencija, bet nevinasi dabar jau Krokuvos vidaus konferencija, nes persikrausti iš Varšuvos. Ir to pačiu pagrindinis dalykas yra ne tik konferencija, bet yra ir konkursas Mead Madness Cup, tai beros ir šiemet bus didžiausia pasaulyje. Nu ir įdomu bus pabandyti pateisėjauti. Bus 4 teisėjimo sesijos. Anksčiau būdavo 2 dienos, viena diena mėgėjai, kita profesionalai, bet šiemet labai daug, virš 800, sakė, sulaukė midų. Ir bus 90 teisėjų maždaug. Tiesiog 90 teisėjų suvaldyti, sutvarkyti, suderinti, kosmosas. Tai 4 sesijos bus 2 ketvirtadienį, 2 penktadienį. Vieni ryte, kiti vakare, turbūt dėl krūvio, dėl kiekio teisėjų paskirstytų. Man davė 3 sesijas. Tai ketvirtadienį ryte ir penktadienį visą dieną. Tai gal ir gerai, daugiau paragausim. Aš turiu įtarimą, kad penktadienį bus į galą man duos daugiau turbūt finalų teisėjauti. Taip norėčiau, kad tai būtų. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Ir tas teisėjavimas, aišku, vargina iš tiesų irgi yra, vargo ten, nes reikia prašyti, apsitarti, surašyti, sudėlioti viską. Tai gerai tai, kad čia ne kiekvienas teisėjas pats rašo, visi susitarėm ir tada vienas aprašo. Tai yra truputėlį lengviau, bet vis tiek reikia sugalvoti, reikia patarti, reikia pasakyti, pasidalinti. Ir galvoti reikia. Čia toks nėra, kad paragavau, gerai, blogai, gerai, blogai, gerai, blogai. Ne, čia yra vis tiek reikia duoti ir patarimų ir tiksliai įvardinti, kas negerai, kur galėtų pasitemti, kurias vietas koreguoti, kurias ne. Tai, bet labai smagus darbas man. O vakar dar užvakar išsipilšiau po 8 mėnesių midų savo laukinės fermentacijos, spontaninės fermentacijos su laukinėm mielėm. Blema, faina, žinokit. Visi 3 skirtingi, 2 su vyšniu, 1 serbentais. Man patinka. Dar jie jauni, dar metų reikia jiems kokių, bet man patinka. Labai fainai. Gavosi kažkaip labai patenkintas. Dabar liko dar vienas dalykas. Vakar nupyliau nuo uogų ir palikau ten tą kažkiek ten skysčio su mielėm. Galima plautas, mielės plauna, bet aš nenorėjau žaisti, tingėjau. Tai ką padariau, tiesiog užpyliau ant to likusio skysčio naujus midus. Bus įdomu pasibandyti, šįkart prisipirkau tyrės, nes vyšnios ir serbentai buvo iš mano kiemo. Tai su naminiais dėl to ir užsikūrė, kad kieme buvo, jie nekaidinti, neapdoroti. Tai dėl to ir užsikūrė tos mielės. Dabar įdomu, ar užsikūrs mielės po 8 mėnesių, kai jos jau tikrai ilgą laiką gulėjo be darbo, be maisto. Pažiūrėsim. Nepabandęs nesužinosi. Bet jeigu užsikurs, tai tada turbūt tas pačias mielės bandysiu dar ir dar kartą. Blema, kažkaip labai faini tie laukiniai, kažkokia kita kategorija visai. O dar išpyliau praškai viską į didelius butelius, gražius šampaninius. Tai iš vis atrodo fantastika. Tai labai laimingas toje vietoje esu, labai patenkintas toje vietoje esu. Ir kažkaip fainai. Tikiuosi kameroje nesigirdi jums ten kaip barška bagažiniai buteliai. Tai praeitą savaitę tokia sunkoka buvo, nes susirgo barmenė ir teko mane dengti. Tai
ne tiek aš pavargstu, būdamas bare, kiek išsimuša mano planai, darbai visi. Ir tada tau gaunas, kad tu dirbi, turi vis tiek spėti pasidaryti tai, ką tu norėjai pasidaryti, kažką aišku gal ir numeti, bet ir dar plus bare turi dirbti. Tai toks, tada miego trūkumas ir toks, ir nuovargis kitoks yra. Bet nieko, šį savaitę bare nedirbu. Tai buvo labai faina, atėjo 3 moteris į barą ir tik atsidarius turbūt ten, nežinau kiek laiko praėjo ir tuščias baras tik jos buvo. Ir labai fainos iš Anglijos visos atkeliavusios, grinai laiką praleisti ir alaus mėgsta pagerti, tokios labai linksmos, nu tokios tikrai nuoširdžiai fainos ir joms žiauriai įdomu viskas, labai daug klausinėjo visokių dalykų apie Lietuvą. Tai prišnekėjau, pripasakojau, prižvengėmis, po to po kažkiek laiko sako, tu turi va tokį dalyką, parodė, kaip mes vadinam samplerius, tai 5 arba lietuviškai degustatorius rinkinys mes vadiname. Ir sakau, taip, turim, samplers. Sako, kodėl vadinate ne beer flights? Sakau, kodėl turėčiau vadinti? Nu, pas mus visur beer flights. Tada kita pasibrausina, sako, žiūrėk, čia iš vyno kilo, vynas yra wine flights. Aš taip pagalvojau, gal tikrai tas samplers aš esu matęs keliose vietose, bet kažkaip tokio vientiso vieningo pavadinimo nesu matęs. Jau nuvaliau nuo lentos ir parašiau beer flights. Reikėjo matyti reakciją jų. Kai smagiai sureagavo, kai smagiai pasivuo. Labai faina. Kartais aš pamirštu, ką pasakau, ko nepasakojau, nes mano galva yra, ne visi tai žino ir ne visi, dauguma turbūt to nepastebi, bet mano galvoje užsilieka labai mažai dalykų. Kadangi jinai veikia, aš taip sakyčiau, visai neblogai, tai labai greit išsivalo tai, kas jai nebūtina. Ir jeigu aš kažkokį dalyką noriu atsiminti, kokius nors faktus, pavyzdžiui, aš negalėčiau būti istoriku, nes man viskas išsivalo. Negalėčiau būti žmogus, kuris atsimena daug faktų, niekaip. Aš perskaitau, aš kaip pamirštu. Detektyvo perskaitęs praeina keli metai, aš neatsimenu, kaip baigėsi. Žinau, kad skaičiau, žinau, kaip ten kas maždaug vyko, bet kaip baigėsi, neatsimenu. Nu, kažkaip nereikalingas dalykas ir man išsivalo. Tai aš, kai noriu kažką išmokti, ir tai man reikia labai daug kartoti, kad įlystų galvą. Ir todėl, kai kuriem dalykam žmonės labai lengvai atsimena, labai lengvai kartoja, tai man reikia, 2-3 daugiau. Bet nuojautos, supratimo ir reakcijos greitis pas mane yra labai neblogas ir matyt, kad tai susiję galbūt. Vienas kitą kompensuoja, kaip sako, kažkokia visa konstanta turi būti. Kažką davė, kažką atėmė. Sakiau, kad nesakysiu, bet kai žinai kažkokį dalyką fainą, tai norisi pasipasakoti, ne? Tai viešai nesakau, nerašau, o jūs kai žiūrite šitą video, tai žinosite. Sakykit, kad man Vidmantas pasakė tik tai man ir sakė nieko nesakyti. Tai pasijungė vis dėlto vieną kegą Nidos, kurį Lenkijoje viriau. Ir grinai palygint su tuo, ką turiu iš Sakiškių dar vis. Tai kurį laiką dar bėg Sakiškių, pykit, nepykit, bet aš turiu pabaigti tą ir tada tik tai galėsiu pajungti. Nu, žinokit, kaip čia gražiai pasakius, kitas lygis. Nu, sunkiai palyginų dalykai, kaip tas pats receptas gali gautis švarus, tvarkingas. Toks ir buvo ir tada aš prisimenu, kad toks pradžioj jis ir buvo. Ir buvo jis gaivus, fainas ir dabar paskutiniai partijos, kažkaip pripranti, aš to kvietinio mažai geriu ir, ir lemą, kaip taip. Speed camera ahead. Tai ne tik persigazavęs, bet dar ir kokybė. Tai džiaugiuosi, kad nusprendžiau nebevirti daugiau Sakiškėse. Nes jeigu ir kiti tai bus, tai aš labai tikiuosi. Tada, kad, kaip ir sakiau, tas žmogus, kur atsakingas už gamybą, yra bele kokios kvalifikacijos. Ir ne tik tai kvalifikacija, bet ir požiūris į darbą yra bele kaip kitoks. Tai labai faina, labai džiaugiuosi, kai pajungsiu, pranešiu visiems, kad pajungiam naują Nidą, teikit paragauti. Labai gaivus, labai švelnus, labai, toks turi būti. Ko trūksta dabartiniai Nidai, tai to tokio švelnaus gaivumo.
sakyčiau, nežinau net kaip pasakyti. Bet vat, gal reikia padaryti paskutinį kegą, pajungti iš karto 2, Nida 1, Nida 2, kad pasibandytų paragauti. Kaip jums mintis, parašykit komentarę, ar ateitumėte į raugutuvės 2 skirtingų bravaruose išvirtų to paties alaus ar ne. Ateitumėte, ne?